Pavasario polaidis vieniems sukelia didelių nepatogumų, kitiems suteikia galimybę pasigėrėti neįprastų reginių, pastarųjų daugiau. Nuo Zuntės tilto galėjai gėrėtis iki pat Kalkyno gatvės išsiliejusių lievinių į vandenį įsibridusiais medžiais. Vanduo siekia ir Muziejaus gatvę, besileidžiančią nuokalnėn link tilto, o pro šio apačią be jokios grūsties plaukia ledo lytys. ES finansuojamas Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis sodintas parkas skendo vandenį. Negilėvo išsilieja pirmą kartą ir Kupiškio rajono landšafto specialistai nežino, kad šias pievas užlieja vanduo. Kaip nežinos, beržai, ąžuolai ir eglės buvo sodinami aukštumėlėje, o čia, kur pavasarį stivuliuoja vanduo, susodinti juodalksniai. Šie vandens nebijo. Zuntės gyventojas Danguolis Nagurka prisipažino, jog jam patinka potvynis. Jo sodyba gatvės gale, vanduo ją apsupa ir jie atsiduria tarsi pusiasalyje. Kupa per miestą teka pavasariškai linksma ir šneki, į krantinės akmenys plakasi jos vanduo, atitekėjęs iš Vaduvų girios. Netoli Plundakų kaimo, ties Sodų Versmės gatve, jie išsilieja per pievas neįtikėtinai plačiai. Nekeikia ir sodininkai potvynių, nors ir skęsta jų pernykščiai šiltnamiai, kiemeliai ir medžiai. Jiems patinka nors trumpam pagyventi prie ežero. Būna pavasariu, kai čia bando apsigyventi gulbės, bet vanduo nuslūgsta, kupa sugrįžta į savo vagą, prabangi ežero iliuzija išgaruoja ir paukščiams, ir žmonėms. Net panevėžiečiai kaltina kupiškėnus dėl potvynių, sako, Lėvens užtvankos nereguliuojam, per daug ištuzus atidarom. Per patį polaidžio vandens proveržį žmonės važiuoja pasigėrėti užtvankos šachtos garmančia jėga. Polaidžio metu čia neįprastai gražu.